bakterijomis, nei sausomatais. Ir man atrodo, šita technologija iš tikrųjų jinai yra nelabai patogi, kadangi reikia nemažai rankinio darbo pripildyti tas lovas šiaudais. Pastoviai reikia papildyti. Bet gyvuliams iš tikrųjų sveika yra. Ir karvės švaresnis būna šiaudų lovas. Kaip pas jūs girdyklos kokios yra įrengtos? Ar jos neužšalančios? Ar kaip yra? Nes šaltas tvartas, šalto tipo tvartas, ventiliacija gera. Jeigu gerai šaltukas spusteltų, turbūt vandenukui grėstų pavojus užšalti. Šitam tvarte tikrai neužšala, kadangi pieno tvarte iš tikrųjų karvės labai daug įskiria energijos. Iš tikrųjų čia nėra, viršų nėra užuolaidų ir čia metras erdvės būna prie šalčių, net kartais apšarmuoja tas tinklas nuo paukščių, kuris skirtas. Bet čia nebūna niekad šalta. Čia būna pliusinė temperatūra praktiškai visą laiką. Ir apie girdyklų šalimą čia nebūna jokios problemos. Bendrovės laikomam karvių skaičiui kol kas užtenka 20 vietų melžimo aikštelės, kuri įrengta pirmojoje statytoje fermoje. Esama danga, kuri buvo padaryta, jau galima sakyti, dalinai susidėvėjo ir galvojam kiliminę dangą. Na, kiliminė danga iš vis melžykloje yra labai gerai, kadangi mažiau jautriau gyvulis reaguoja melžimo proceso metu, būna ramesnis ir manom, kad tai yra labai gerai. Melžimas prasideda 4 valandą ir baigėsi 19:30 gal vakare. Vakare 19:30. Užtrunka ilgiau, todėl kad mes dezinfekuojam dezinfekantų prieš melžimą ir po melžimo 2 kartus rankiniu būdu ir to pasiekoje laikas prasitęsia. Šiaip gal trumpiau melžtume, gal užtektų ir 3 valandų. O šitoj melžykloje kiek melžėjų turi dirbti? Kiek aptarnauja melžėjų? 2 melžėjos, jos aptarnauja apie 130–120 karvių. Voniškių žemės ūkio bendrovės fermose greitų laikų netilps visi gyvuliai. Planuojama didinti melžiamų karvių bandą, atitinkamai didės ir prieauglio, nes visos pakaitinės karvės auginamos čia pat. Dar šiemet planuojama statyti daržinę šiaudams ir veršidę, o po metų dar vieną tvartą melžiamoms karvėms. Netrukus po reklamos lankysimės Aukštadvario žemės ūkio mokykloje, kurioje būsimosios smulkaus verslo organizatorės laisvalaikiu kūrė puokštės ir kompozicijas. Gyventi kaime ne visiems žmonėms bausmė. Didžioji dalis čia atranda save, kaip atrado ir kraštotyrininkė Marija Markauskienė. Netrukus pamatysite, kaip savo jėgomis galima papuošti namus. Ir svarbiausia, naudojant ne prabangius, brangius daiktus, o tiesiog gamtoje surinktas gėlelės, lapelius, linus, įvairius dalykus, kurie paprastai būna po ranka. Taip dabar atrodo Aukštadvario žemės ūkio mokykla, kurios istorija siekia beveik 90 mečius. Pirmoji mokykla Aukštadvaryje Lietuvos moterų kultūros draugijos iniciatyva pradėjo veikti miestelėje išlikusiuose Dominikonų vienuolyno patalpose. Jose tik atgavus nepriklausomybę buvo ruošiamos universalios namų šeimininkės. Labiausiai mokykla pasikeitė pokaryje, o 70-ame dešimtmetyje atsirado ir nauji pastatai. Čia dabar mokosi būsimieji automobilių remontininkai ir kaimo turizmo darbuotojai, šaltkalviai remontininkai ir žemės ūkio gamybos verslo darbininkai, floristai ir smulkaus verslo organizatoriai. Būtent pastarųjų sukurtos kompozicijos ir žiemos puokštės papuošė centrinį mokyklos įėjimą. Ekonominių dalykų besimokančios mergaitės su verslo vadybos mokytoja suradusios savo pomėgį tarsi atgyja. Pradėjusios klijuoti, piešti, karpyti, kurti paprastus, bet jaukius ir nuoširdžius daiktus. Merginos mokosi pagal smulkiojo verslo paslaugų teikėjo mokymo programą, o čia tikrai mūsų yra tik tai hobis ir papamokinė veikla, tiesiog laviname savo gebėjimus. Tai toks pomėgis negalėjo atsirasti visiškai tuščioje vietoje. Kur buvo pradžia? Oi, net nežinau, kur buvo pradžia. Pradžia tikriausiai kaip ir visų mergaičių fantazijose, svajonėse ir padaryti kažką tokio įdomesnio, ko negali nusipirkti.
Tai pati mokytoja domėjosi? Taip, mokytoja domėjosi ir tada tiesiog įkvėpė ir vaikus tai padaryti. Darome įvairias puokštes, dekoruojame mokytojų kambarį, klases, dekoruojame pagal tai, kokios artėja šventės, priklausomai nuo artėjančių progų. Taip pat gaminame dovaną savo pažįstamiem kolegoms. O mergaitės reikia įtikinėti, kad ateitų, jos pačios ateina? Mergaitės tikrai su dideliu malonumu ir tiesiog netgi reikėtų, prašo dažniau susitikimų tokių. Bet vėlgi turime tam tikrą laiką ir tik tai tam tikrų metų renkamės. O ką galima būtų patarti tiems, kurie dabar mato, kaip gražiai dirba mergaitės? Atrodo viskas labai nesudėtinga, tačiau vis tiek. Nuo ko reikėtų pradėti sumanius daryti? Ar tai puokštės, ar gražias dėžutės, ar albumus? Nežinau, čia mergaitės daug įvairiai daro. Tikriausiai reikėtų pradėti nuo to, kad reikia susirinkti tų pačių medžiagų iš gamtos. Kiekvieną dieną eidami miškų, laukų ar dar kažkur galime matyti įvairiausių grožybių, kurias susirinkę galime gražiai dekoruoti įvairiausius dalykus ir tiesiog to domėtis. Taip, pirmiausia pasiruošti, tik po to darome tam tikrus darbelius. Ir džiuginame savo pažįstamus draugus, šeimas. Na, o naudos iš to galima turėti, nebūtinai tik puošti namus. Tarkim, visi dabar materialistai siekia parduoti. Nauda tikrai labai didelė yra. Galima, pirmiausia, mes nebeperkam dovanų, o antrą galime tiesiog parduoti, išsiėmė verslo liudijimus. Žiūrėdami, kaip lengvai ir su įkvėpimu darbuojasi Sandra, Rasa, Rita, Vaida, Žana ir Asta, 2-3 kurso moksleivis, būsimosios smulkaus verslo organizatorius, gali patikėti, kad tai papuošti albumus, žvakes, padabinti dėžutės papuošalams, padaryti puokštes ar sugalvoti kokią ypatingą kompoziciją gali kiekvienas. Dabar va čia klijuojat. Kas čia bus? Čia bus rudeninė, tai yra pavasarinė puokštė mūsų. Tai čia tik darbų pradžia? Taip, dar tik tai pati pradžia. O kodėl čia esat? Kaip galima būtų trumpai nusakyti? Todėl, kad vakarais, sakykime, nėra mums ką veikti ir šiaip po pamokų nėra mums ką veikti. Nenuobodu būna miestelį. Tai vat mes labai turiningai praleidžiam laiką. Čia galime namie daryti? Taip. Taip, kompanijos smagiau. Daug yra ir apie ką pašnekėti, galim ir pabendrauti galim. Nesipykstat, kaip padaro kas nors gražiau? Ne, mes gyvenam draugiškai. Mums patinka daryti visokiausius darbus. Ir turim ką veikti po pamokų. Turbūt svariausias dalykas. O nauda? Nauda irgi ir mums. Mes parodom tą, ką mes įsivaizduojam. Galim... Ką mes mokam. Jo. Ką mes... O nenukenčia pagrindiniai mokslai? Ne, mokslai svarbiausi. O čia mūsų hobis, mes ilsimės taip po pamokų. 4 metus veikia toks būrelis, iš viso jame dabar 11 merginų. Jų darbeliai labai dažnai reprezentuoja Aukštadvario žemės ūkio mokyklą įvairiuose renginiuose, konkursuose ir parodėlėse. Puokštės ir proginės kompozicijos puošia mokyklą ir kasdien. Istorijos mokytoja Marija Markauskienė gerą 100 metų paskyrė mokyklai. Visada ji gyveno ir dirbo kaime. Kaime kaupė savo gyvenimišką patirtį, dalyjosi ją su savo mokiniais. O miestelis, kuriame ji dabar gyvena, gavo didžiausią jos dovaną – turtingą kraštotyros muziejų. Pirmąkart Marija Markauskienė atvažiavo į Baptus, būdama 5. Vaiką miestelis pasitiko mediniai šaligatviai skambančių žingsnių aidu, šiaudiniais stogais. Nuo to laiko prabėgo beveik 80 metų. Su pokyčiais daugybė sutiktų žmonių, nuveiktų darbų. Oi, kokius kuklius Baptus pamačiau, kai atvažiavau į Baptus. Tai buvo mažutis miestelis, mediniai namukai. Aš kaip pati pirmą kartą pamačiau, tai dar kitokį. Pirmą kartą pamačiau, tai man buvo gal 5 ar 6 metukai. Čia mano krikšto motina gyveno ir tėvai važiavo čia atlaus ir mane atsivežė. Tai aš atsimenu, kad mane vedė pas tą krikštamotę, mediniais šaligatviais mes ėjome. Aš labai greit patyriau tą žmonių, tokį nuoširdumą, gerumą, taip aš juos labai greit pamilau. O dar per kraštuotą ar per muziejų, tai labai susigyvenau su jais. Man labai savi visi tokie, atrodo.
Daugeliu žmonių, turbūt ypač miestiečiams, atrodo, kad gyventi kaime yra neįdomu, kad čia nėra kas veikti ir darbo galbūt trūksta, ir laisvalaikio nėra kaip praleisti įdomiai. O koks jums atrodo gyvenimas kaime? Turbūt didžiąją gyvenimo dalį praleidote. Žinot, apie tą nuobodžiavimą ir man yra taip, žmonės sakė ir klausė, kaip ten jūs, sako, ypač kada jaunystėje, kai aš atvažiavau, kaip ten kaime, sako, jums ten nuobodžiaujat. Aš nežinau, ką reiškia tas žodis nuobodžiauti. Jokių būdų, niekad man nebūna bodo ir aš gal niekad nespėjau padaryti tai, ką noriu padaryti, kiek noriu padaryti. Marija Markauskienė 44 metus buvo aktyvi kraštotyrininkė, mokyklos kraštotyros kampelį išauginusi iki Lietuvoje gerai žinomo ir istorikų vertinamo kraštotyros muziejaus. Tai yra duonkubelis. Toks paprastas dalykas duonkubelis, betgi čia mano mamutė kepdavo labai skanią duonytę. Labai skanę duonytę. Turbūt kiekvienam savo mamos duona būna skaniausia. Bet mano mamutės duona buvo ypatingai skani. Mokytoja džiaugiasi turėjusi daug mokinių, nuoširdžiai padėjusi kaupti ir tvarkyti muziejaus eksponatus. Didžioji dalis senovinių daiktų rasti aplinkinių kaimų namuose. Tai mokiniai turbūt iš savo namų, iš senelių viską nešdavo, ar ne? Iš savo namų, iš senelių, iš tėtų, iš dėdžių, iš kaimynų. Čia tas muziejus taip ir atsirado, iš tokių žmonių geranoriškumų, kad atiduodavo. Juk mes tai neatsilygindavom nieko. Net ir ačiū tiesiogiai žmonėms, aš nepasakydavau tik per tos mokinius. Akmeninių kirvukų atnešta kokią monetą, atneša senovišką. Tai kokią knygas neždavau, bet aiškiai tada tokį aiškaus tikslų nebuvo, kad čia reikia kaupti, kad tai bus kraštotyros kampelis. Tiesiog panaudodavau tuos daiktelius pamokose panaudodavau. Einu į pamoką, nešuosi akmeninį kirvuką, vaikams įdomu pasižiūrėti ir paliesti. Pamokos šiek tiek nukentėdavau, kada įvykdavau pokalbiai. Man reikėdavo tik nuteikti juos, išaiškinti, kodėl tai reikia. Kad tai reiškia mūsų vietos žmonių gyvenimas senovėje, mes daug ką sužinom iš tų senovinių daiktų. Argi išgirdus tokią istoriją gali sakyti, kad kaime gyventi nuobodu, kad nėra kas veikti, žmonės neįdomus? Nenuobodu, bet reikia gyventi kartu su tai žmonėmis tą jų gyvenimą. Ir viskas gerai. Bėgant metams keičiasi kartos, kiekviena savai prašydamos gimtojo krašto istoriją. Puslapis po puslapio jis sugula į storus tomus, iš kurių dvelkia ją rašiusių žmonių šiluma. Viena iš tokių yra ir istorijos mokytoja Marija Markauskienė, gyvenusi kaime ir jį mylėjusi, kaupusi savo krašto istoriją ir ją perdavusi ateities kartoms. Ar buvo naudingas pusvalandis su Kaimo akademija? Tikime sužinoti iš jūsų skambučių ir elektroninių laiškų. Kitą savaitę, sekmadienį, pasakosime apie taikomąjį mokslą, kuris ypač svarbu žemdirbiams. Taip pat sužinosite apie pieno krizės pamokas. Patirtimi pasidalins ūkininkas Eugenijus Paliulis. Tad iki pasimatymo kitą sekmadienį vasario 6. Sudie.